24 metai. Temą turim, kuri įsigaliojo nuo šių metų sausio 1 dienos dėl 100% baigtumo. Tikslas vėl informuoti, šviesti jūs ir skleisti tą visą gėrį, tą naują informaciją. Straipsnių buvo įvairių, kad čia reikia žmonėm dabar grindis sudėti, duris sudėti, tualetus ir taip toliau. Yra vystytojų, kurie šiai dienai viską pabaigia realiai ir tada jau jie pasirašo notarinės sutartis. Kokiem objektam tai bus taikoma, tai 100% baigtumas? 1482 paskambinat ir mes jums pakonsultuosim. Jau. 24 metai. Grįžtam į eterį. Grįžtam. Ir grįžtam realiai dabar vakar tik pasižiūrėjau, kad su jubiliejiniu mūsų podcastu, tai šiandien 50 mūsų podcastas. Neveltui Arūnas ir kaklaraištį išsitraukė šliubinį. Ir tortas yra padėtas. Ir tortas yra padėtas, tai labai smagu. Visi beveik pailsėję. Visi pailsėję. Beveik, ne man. Beveik, jo, greitai praėjo čia tie metai, šiemet naujųjų metai, tai tikslas vėl informuoti, šviesti jūs ir skleisti tą visą gėrį, tą naują informaciją apie nekilnojamą turtą. Realią situaciją. Tai šiandien irgi, kaip ir mūsų tas NT tiesiogiai vadinasi, tai ir šiandien nušviesim šiek tiek situaciją rinkoje. Bet prieš tai paprašysim palaikint, subscribint kanalą. Pakomentuoti. Jo, beje, praeitą laidą sakėm, kad laikinkit ir kažkas bus, bet aš nemačiau daug laikų šį buvo. Daug, ten rekordas. Ką prisižadėjai pasižiūrėti. Bet aš sakiau, man atrodo, jeigu 300 laikų bus, bet nemačiau, kiek laikų buvo. Man atrodo, jau ties to ir paskutinį deda kažkas. Tai ačiū ir tiems, kas pasiūlėt naujų temų, tai tikrai atsižvelgsim ir neatsakysim. Metai dar priekį ir tikrai daugumą iš tų paliesim temų, padiskutuosim. Tai šiandien temą turim, kuri įsigaliojo nuo šių metų sausio 1 dienos dėl 100% baigtumo. Tai aptarsim iš esmės, kas keičiasi, nes straipsnių buvo įvairių, kad čia reikia žmonėm dabar grindis sudėti, duris sudėti, tualetus ir taip toliau. Tai, žodžiu, be viso šitos miglos, o tiesiai papasakosim, kas būtent šiai dienai. Kažkiek apie tai buvom jau kalbėję. Daug kas ir pamiršo. Metais, bet dabar jau taip jau konkrečiai, kai įsigaliojo visą šitai, Tai gal pradžiai apkalbėkim, apšnekėkim būtent kokiem objektam tai bus taikoma, tai 100% baigtumas. Tai bus taikoma tik tai naujos statybos naujos statybos butams, gyvenamiesiems butams, kurie yra daugiau kaip daugiabučiams. Jo, daugiabučiams, kurie turi daugiau nei 3 butų pastatai, sakykim taip. Tai reiškia vienbutis namas ar dvibutis namas, jeigu bus, jam yra netaikoma šita prevencija, kaip sakant. Tai va, ir jeigu yra vėlgi, kaip ir atrodo, daugiabutis pastatas, bet ten yra negyvenamoji paskirtis, tai yra loftai, kažkokios kūrybinės dirbtuvės, poilsio paskirtis, tai jiem irgi bus netaikoma. Tik gyvenamiesiems. Ir man atrodo, bus taikoma tik tai kas išgauna statybos leidimą nuo 24 metų, ne? Jo, tai bus taikoma tiem, kas nuo 24 metų sausio 1 gavo statybą, iki. Tai yra, kas gauna nuo sausio 1 dienos. Ir, pavyzdžiui, jeigu pateikė prašymą gauti statybos leidimą ten, nežinau, gruodžio 31 dieną, tai jiem taip pat bus šitas netaikomas ir jie galės... Tai čia dar bus galybė projektų, kuriem dar... bus netaikoma. Taip, mes tą 100% baigtumą, manau, pajusim po metų pusantrų, kažkas tai tokio. Tai realiai, kalbant apie tą išbaigtumą, ar ne, galim padiskutuoti, turi būti tos grindys sudėtos, išdažytos sienos, ar neturi būti. Tai realiai baigtumas susidaro iš to, kad išbaigtas gerbuvis, vaikų žaidimo aikštelės padarytos, tvora apjuosta ir, žodžiu, viskas, kas projekte buvo numatyta, viskas turi būti išpildyta ir padaryta. Veikiančios inžinerinės sistemos, viskas pajungta, suderinta su NŽT, ten, tarpsme, jo, kaip tu sakai, pagal projektą, Taip. Nes būdavo iki šiol, kad vystas padaro, sakykime, 85% baigtumą, bet ten kaip pavyzdys, dar nežinau, dar ten kokie yra neperduoti tinklai, ten kokiam Vilniaus šilumos tinklam ir ten dar šildymas nepaleistas, ten pavyzdžiui, ir tada toks klausimas, kada tai bus padaryta, tai šiuo atveju jau turės viskas būti veikiant,
patys, kas jau būtent numatyta projekte. Tai tarsi, jeigu projekte numatytas, nežinau, ten centrinis kolektorinis šildymas, tai realiai visa sistema veikiantis, skaitikliai visi pajungti, priduoti, realiai laiptinės baigtos. Aš manau, kad žmonės gal taip paprasčiau suprastų, tai tas 100% baigtumas bus reikalingas pačiam pastatui, namui, o ne pačiam butui. Nes pats butas, man atrodo, jisai bus... Bet ir pats butas automatiškai po to bus 100%. O žmonės vėl tų pačių bilučių jie neturės nešti, jau vystos turės padaryti viską, ne 100. Tai ir butą reiškia, jie 100. Nes tu negalėsi parduoti, kaip jeigu pastatas yra 100% baigtumo, tai realiai pats butas jisai negali būti žemesnio baigtumo nei... Gali, pradžiai pastatą priduoda, pradžiai priduoda pastatą, o būtai, ir mes kaip pirkom būstą, tai prasme, irgi namas buvo 100%, būstas buvo 80%, tada tu daraisi kadastro bylą naują, nes tu pagal save kažką pasidarai bute ir tada bet kiek žinau, tai tiesiog tu negalėsi būto įsigyti ne 100% įregistruotų baigtumų. Okay. Tai realiai, vėlgi, iš kitos pusės, tai čia, jeigu pertvarų nėra, tai ta 100% klausimas, ar įregistruos. Galbūt ir neįregistruos. Tai realiai esmė, kad... Ne, bet tai matai, jeigu projekte ir buvo tas, kaip pasakyti, tie butai be pertvarų parodyti, tai realiai jų ir nereikia. Žodžiu, tas 100% baigtumas ar bylutėj yra ar nėra, tai galbūt čia nesminis momentas, tiesiog, kad apsaugoti maksimaliai pačius pirkėjus, tai tiesiog 100% baigtumas pačio pastato privalės būti. O butas, ar jisai bus ar nebus, čia jau, žinai, ar bylutė reikės atsinaujinti, nieko nekeičia. Aš apie tai ir norėjau pasakyti, kad čia gal esmė ir bus, kad vystytojai privalės 100% pastatą registruoti, kad nebūtų tokių cirkų, su kuo Justas kariauja jau antrus metus iš esmės ir yra nepatenkintas. Tai va, tai iš principo pirkėjai ateis, kaip pasirašys notarinę sutartį, kai, nežinau, daugiabutyje, galima pasakyti, nebebus nei vieno statybininko, nebebus jokios statybinės technikos, realiai nebebus kažko dar nepadaryto. Iš esmės jau, kaip pasakyti, gaus raktus, turės notarinę sutartį, kai jau, viskas bus tarpsme 100 pilnumoj padaryta. Ir čia, manau, labai geras sprendimas, nes aš dabar matau, kiek projektų tenka būti. Apie pliusus ir minusus gal vėliau pašnekėsim, ką mes manom. Užvesk ant kelio. Tai jeigu jau pradėjau daug ką pasakyti. Tai gerai, kaip jūs matot iš šitos situacijos, kas labiausiai išloš ir kokie minusai, kokie pliusai yra? Tai kai Arūnas atpasakojo, kad nebebus ten tų statybininkų ir panašiai, aš jau dabar matau, yra projektų, ten gal nevardinsiu pavadinimais, bet iš esmės, kur matau žmonės, įsivaizduok, jau gyvena, užuoldos kabo, jau jie gyvena, nėra net, tarpsime, laiptinės, net trinkelių nėra, tu eini per smėlį iš esmės, nėra net privažiavimo asfaltuoto, tu važiuoji per smėlį, per duobės ir, tarpsime, laiptinėse vaikšto darbininkai, ten vos nešpakliuoja lubas, tarpsime, ir įsivaizduok, žmonės jau gyvena kiti. Tai, nesakysiu projekto pavadinimo, bet jau notarai, sakykime, buvo gegužės mėnesį, balandžio. Tai dar dabar tiesiog viduje žmonės meistrai dirba, daro ir žmonės jau gyvena. Aš turėjau su klientė vykti į tą paminėtą projektą, apžiūrėtą objektą. Jie taip pardavinėja tos butus tenai ir panašiai, ir taip yra jau ir kas įsirengusių, bet teko privažiuoti. Gerai, kad su visų reikiu važiavom, tai privažiavom su lengva mašina, klausimas, ar mes būtume privažiavę. Nes dabar, kur planuoja naują kelią daryti, ar ne, tai per ten neprivažiuosi, kuris buvo normalesnis kelias. Per aną pusę reikia važiuoti. Tai realiai, užjaučiu žmonės, kurie ten gyvena, nes atiduoda, ta prasme, vos ne, dokumentuose baigtumas ten yra kokie 8-85%. Bet realiai tokio net nėra. Bet realybė ten, gal 100%, taip sakytum, nes realiai kiemas ten kaip po karo atrodo, kaip raketa būtų parėjus į tą kiemą, žinai, ten duobės didžiausios iškastos ir panašiai. Tai mane labai stebina būtent, kad taip anksti atidavinėja, bet, kaip stebina, bet iš kitos pusės pateisinti gali iš tos, kad skolinti pinigai, reikia greičiau paskolas atiduoti ir panašiai. Aš manau, čia ne vienas šiaip tas toks vystas yra ir
toks projektas buvo ir anksčiau tų tokių dalykų. Bet anksčiau žymiai mažiau buvo. Mažiau, pakilusios palūkanos tai paskatino daryti. Iš tikrųjų yra vystytojų, vėlgi nesakysiu, kurie tikrai atiduoda raktus, kai jau viskas švaru, gražu, tu ateini, jau viskas. Darbininkų tu nematai, ten špakliuot sienų nieks nešpakliuoja, tai vat, man tai atrodo čia didžiausias pliusas būtų. Bet imkim, vat jo, pliusas iš to, kad tikrai nebankrutuos ir panašiai, tai pats, kadangi esu tą patyrę savo kailių, kai statytojas mums atidavė su 85% baigtum, pasirašė notarinę ir žadėjo, kad priduos, bet su paskutinė notarinė pasirašyta, po savaitės jis jau skelbė bankrotą. Tai, ir viskas, ir tada reikės mums, jau įkūrėm bendriją, pridavinėsim patys namą, tai kažkiek kainuos, bet, tiesiog toksai formalumas, kad... Tai iš esmės, tokie atvejai ir lėmė šito, kaip pasakyt, šitą įstatymo ten pakeitimą. Iš tos pusės gerai, kad apsaugo pirkėją, bet pirkėjų tas kainuos kažkada. Tai, po metų, po pusantrų mes pamatysim kainų eilutėje, kad tai pabrango, nes įsivaizduokim apie tą statytoją, kur šnekėjom, ar ne. Tai jeigu įsivaizduok, dabar jau jam reikėtų 100% atiduoti, tai reiškia dar jisai plus pusę metų dasibaiginėja savo projektą, pusę metų moka palūkanas ir didžiulius pinigus ir jisai savo į nuostolius nenusirašinės, nemažins savo pelno sąskaitą. Bet aš tai čia paprieštaraučiau šitoje vietoje, nes, kaip pat Mantas sako, yra vystytojų, kurie šiai dienai viską pabaigia realiai ir tada jau jie pasirašo notarinės sutartis. Ir yra vystytojų, kurie, nežinau, ten per dirvonus padaro, kad pirkėjai turėtų eiti ir ten laiptinėse nieko nepadaryta. Tai aš manau, kad rinka iš principo jinai pati sudėlios ir neleis taip vystytojų papildomų kaštų permesti ant pirkėjų, tiesiog lengva ranka. Kas iš to, jeigu ten, nežinau, šitas vystytojas, jisai pakeltų ten kainas, nežinau, ten 10-15%. Tai tiesiog žmonės dabartiniai konkurenciniai aplinkoje, jie, kaip pasakyt, rinktųsi kitus projektus, ta prasme, jie turėtų dar mažiau rezervacijų. Tai man atrodo, čia toks, žinai, mes matėm iš plėtros asociacijos, kur ten atstovauja vystytojus, kad jie vienareikšmiškai prieš šitą įstatymą, šitą pakeitimą, nes čia vystytojams viskas išbrangs ir smulkesniem vystytojams bus sudėtinga šitoje rinkoje vystyti ir kainų pakilimas, jisai vienareikšmiškai ten guls ant pirkėjų pečių. Aš, kaip sakau, nelabai su tuo sutikčiau, nes mes turim laisvą rinką. Pakils, aš manau. Kažkiek galbūt tas terminas jiem išsitęs, bet aš manau, išmoks, pripras ir greičiau... Tausme, galų galia vystai susitaikys su kažkokiu, ten, sakykime, mažesniu pelnu, kurį, paskutinius ten 3 metus, tai jie ten turėjo rekordinius tos pelnus, ta prasme. Tai, čia aš manau, šitas pakeitimas yra geras. Žinai, ten 17 metais, paatsukim laiką atgal, realiai projektai taip ir būdavo. Projektai visi pasibaigė. Ir būdavo, ir kaip kalbėjau, ir niekas neverkdavo. Ir bylutė būdavo 100%, nors ten ir pilkos sienos, niekas nedaryta, netinkuota. Ir ne vystai neverkdavo, kad čia, žinai, mes turim ilgesniam laikui skolintis ir taip toliau. Aišku, rinka kitokia buvo, žinai, kur tai leido padaryti. Dabar irgi yra keletą projektų, kur, sako, jau darysim iškart 100%, jokių 85%, nes tiesiog namas yra visas laisvas. Ir po truputėlį pradeda pardavimus, bet irgi neskuba, nes matyt, gal paskolos nespaudžia, ankstesnius etapus parsidavinėjo, o čia sako 100% padarysim ir tada išeisim. Galų gale, žinai, jeigu ten, nežinau, vystytojas savo projekto sėkmę stato, nežinau, ant maksimaliai trumpo termino, kiek jisai skolinsis, nežinau, iš kažkokių kredito įstaigų, tai čia tas vystytojas yra toks pakankamai silpnas ir su juo yra didžiausia rizika, kad jisai gali, žinai, ten jau kažkas biški pardavimai ne pagal planą pajuda ir jisai gali užlūžti toms. Jo, bet šiaip, tai pliusas, kad nauji pirkėjai galės ir toliau įsirengti pagal savo norus butus, samdyti dizainerius ir panašiai. Nereikės lupinėti jokių netazų sudėliotų ar kažko, tai ir viskas lieka kaip buvo realiai, tik tai, kad čia
pirkėjui mažiau galva turėtų skaudėti, nei kad pardavėjui. Tik tai, yra tikimybė, kad gali kažkiek tai kainos padidėti, bet, labai neženkliai. Tikrai, ne tiek, kiek, žinai, ten palūkanų sumokės, ten vystos ir, čia permėsime tą sumą ant... Bet vis tai aš girdžiu, ką aš nekat iš vadybininkų, girdžiu, kad čia mums dabar reikia 100% pabaigti, dabar čia mums atsiras papildomų kaštų, kad reikės čia greičiau viską daryti. Jo, čia žinai, pavyzdžiui. Jaučiasi iš jų toks, Bet nes jiem ta dainelė nuleista, ten, nežinau, iš viršaus, ir viskas. Aš pats esu rezervavęs objektą, kuris bus baigtas 25 sausio mėnesį ir irgi telefonu kiek šnekėjom ten, tai nežinau, čia ir rekupus jau turės padaryti, nes čia dėl to 100%, bet dabar kaip aiškiai, nereikės jiem nei rekupų, nei dar kažko, žinai. Tai klausimas turbūt, kad nebedarysim šitų dalykų. Tai... Bet kainos irgi neleis. Faktas, kad ne. Jo, tai dalinės apdailos aprašymė reikia žiūrėti, kas parašyta, tai tas bus padaryta. Man tik įdomu, sakau, kažkaip gal reikia su vystytojais išsiaiškinti iki galo, ar jie tas senutės turės daryti ar ne, pertvaras butose. Nes dabar tai daug kas nedaro. Bet... Neturės daryti. Neturės, ne? Vėlgi, jeigu projektą taip numatyta, kad gali būti be to, tai ir neturėsim. Taip. O kaip jūs galvojat, pirkėjim geriau, kai nedaro tų senučių? Ar... Kartais geriau, kartais tikrai geriau. Kartais geriau ir kai elektros instaliacijos nėra, ta prasme. Aš sakyčiau, gal labiau prabangiam segmente, sakykim taip, kad yra privalumas, bet žinai, kitą kartą aš pastebėjau, kad vystytojai, kurie pradėjo nedaryti tų pertvarų, elektros, jie žaidžia iš to, kad jie parduoda kaip ir butą, parduoda didesnį plotą, po to tu pertvaras pasistatai, tau sumažėja ploto ant 1,5 kvadratų, nors už tą 1,5 kvadratų tu sumokėjai ten apie 5,000 eurų, žinai. Čia iš tos pusės. Jo, ir jie čia tokį žaidimą daro, elektrą irgi nevedžioja, tau elektra kainuoja papildomai daugiau kokiais 500-700 eurų, gipso pertvarą susistatyti ten 2 kambarių bute irgi tau papildomai atsieina apie 1,5-2 tūkstančių eurų. Vystytojas kainos nemažina ant tiek. Tu susimokė vis tiek beveik pilną kainą, kaip konkurentas šalia pardavinėja. Tai... Okay. Tai o minusų matot ar ne šitam dalykui? Tai minusas nebent, kad kaina gali kažkiek padidėti galutiniam vartotojui. Bet... Ir kažkiek gal ta konkurencija tarp vystytojų, žinai, gal mažesnių vystytojų gali būti tokių, kurie nesiryš vystyti, bet... Bet taip žiūrint, kaip aš jau esu tą savo kailių patyręs, kad bankrutavo vystytojas, neįregistravė 100% baigtumo, tai ta prasme, tikrai sumokėčiau papildomai. Dabar mums tai atsieis kokiais, nežinau, nuo buto gal 5,000, gal 7,000 eurų, kad mes prisiregistruotumėm 100% iki galo, plus laiko kainuos. Tai aš jau geriau būčiau iš karto pas notarą sumokėjęs papildomus tos pinigus ir kad nereikėtų patiems ten knisti, žinai, ir gauti 100% baigtumą. Tai tas kažkoks neženklus pabrangimas, Taip. Bet... tu tik tai sakei, kad daugiabučiam šitie dalykai bus, bet aš galvoju, kad gal galėjo pagalvoti ir apie tuos, kur loftus, stato... poilsio paskirtis ir taip toliau. Ir apie tuos galėjo pagalvoti. Ir man šiaip, kur daug žmonių susiduria su kokia problema, tai perka kotedžus. Ir ten dažnai būna užsilenkia tie vystytojai, ypatingai kotedžus. Vystė. Taip. Tai ir aš pats, yra ką pardavinėjau, tai irgi aš matau, kad žmogus net neužsiema statybom, bet tiesiog čia mačiau, kad draugai daro, aš turiu pinigų ir aš darysiu. Žinai, jeigu vien butį nusipirko, tai jam pačiam reikėjo 100% reikėjo. Ir šiaip reikėjo. Taip. Bet jeigu ten stato eilę kotedžų, pavyzdžiui, traukinys, kaip aš vadinu. Tai traukinys, jisai jau daugiabutis. Jo, jisai tributis, keturbutis. Jam reikės. Tai viskas gerai. Yra kas ir kvartalai stato jo tos dvibučius, tai ir šiaip būdavo dažnai, kad patys turėjau nusipirkti įsiregistruotą 100%. Su kaimynu kartu registruoja. Nes ten tai dažnai girdžiu, kad iš vystytojų tai gal mažiau būdavo girdėti, kad kažkas bankrutuoja ar kažką, bet iš tų, kur stato pavieniai, tai dažnai tenka girdėti, kad žmogus nusipirko, čia mane paliko, bet ten nepadarė grindinio šildymo, neišvedžiojo elektros ir bankrutavo įmonė. Ir aš nežinau, ką daryti. Tai tokių yra variantų. Bet žinai, kaip pasakyti, tu, kai jau perki iš mažesnio vystytojo, tu jau turėtum su juo susidėlioti, kažkokius ir pats savo saugiklius,
nežinau, gal neit pasirašinėti notarinės sutarties, jeigu dar ten grindinio šildymo, žinai, yra neišvedžiota. Nu, tarsi, tai koks ten tada iš vis tas baigtumas, jeigu net šildymas neišvedžiota. Tai dažnai žmonėm priburia, kad va čia bus toks ir toks namas, parodo vizualizacijas, jūs čia taip ir taip gyvensit, Tai, turėsit tokį Notarinę kiemą. pasirašysi dabar, padarysi 5000 nuolaidą. taip. Padarykit skambutį mum ir mes, nu, tarsi, nežinau, duosim patarimų, kaip čia, ką padaryti. Bet tai, kad tu brangus, tai kam tu skambini? Nu, 35 eurų už minutę, ne? Niekas dar nenumirė. 1482 paskambinat ir mes jums pakonsultuosim. Jo. Tai ką, tai tiek turbūt nėra per daug čia ką išsiplėsti, tai trumpa mūsų šitą apžvalga apie 100% baigtumą, tai žiūrėkit, ką perkat, įsigilinkit, o jeigu reikia parduoti kažką, Ne, nu, galit aš mums kaip sakau, pasikonsultuokit, jeigu ten patys kažką dvėjojat, nu, iš šalies kažkokią nuomonę gauti visą laiką yra naudinga. Taip. Tai ačiū ir iki kito karto. Tai ką, ačiū ir iki kitų kartų. Iki.